Gražuoliai viržiai. Bet kaip čia buvo laukime, o dabar eglaitės, pušaitės, o nieko nebuvo. Čiagi mano vaikystės pieva. Va čia kažkada palei tą kraščiuką didesnių medžių mėlynės rinkau. O visas šitas, va, kur jaunuolynas, tai būdavo tarp šitų va viržių galima rasti ir gerų grybų. Kokis lepšiukas, kokis tai baravykiukas. Va. Grožiai. Šiandien kažkaip tai nelabai daug kvepia. Matyta sausra savo duoda, bet iš tikrųjų tai viržiai labai kvepia medumi. Viržių šakelės yra labai kvapnios. Su jom labai gražiai draugauja bitės, nes jisai turi daug medaus. Turbūt esate girdėję, kad viržių medus, grikių, viržių, jie skirtingi. Bet va čia tai jau viržių medus. Va, viržiai auga, kur smėlis, kur durpė. Jam nepatinka molinga vieta. Va. Ir viržiai naudojami arbatai. Tai arbatai naudojama ir žiedeliai, ir šita žolė, lapukai. Turi savyje labai nemažai veikliųjų gerų mums reikalingų medžiagų, tokių kaip natris, kalcis, kalis, krakmolas, flavonoidai, taninai. Tai va, iš viržių daro organizmą stiprinančią arbatą, kvapnią arbatą, ir dar viržiai kokią turi savybę puikią. Antpilai naudojami žaizdoms gydyti, visokioms, kur būna niežuliai, visokie pabrozinimai, ten kažkokie nesmagumai ant odos, tai viržių nuovirų galima valyti, o dar kaip arbata, tai jie naudojami ir gerkliai, kada skauda gerklę. Tai va, puikus augaliukas. Bando okupuoti kelią. Oi. Tai va, šiandien aš viržių prisirinksiu, va taip va, atsargiai kirpdama, dėl to, kad viržių jeigu traukti, tai jisai labai greitai, labai lengvai išsitraukia ir žūna. Tai aš va taip va, po šakelę, atrinkdama gražiausią šakelę, ir padarysiu kvapnę arbatinę vantelę į pirtį, pirties kvapams. Tai va, o viržių arbatą galima naudoti tik tai 2 metus, paskui jau jinai nebetinkama. Ir nors jinai turi labai daug ir gerų savybių, ten ir dezinfekuojanti, žaizdas valanti, ir imunitetą stiprinanti, ir gerkliai kaip skauda, ir visiems kitiem dalykam, bet jos nerekomenduoja gerti, jeigu turi žmogus bėdų su skrandžiu, ir besilaukiančioms moterims nerekomenduotina, ir jeigu yra bėdos su krešančiu krauju. Tai jeigu stipriai kreša kraujas, tai viržį reikia keisti kitą gerą dalyką, į kitą gerą žolytę. Smagumą. Tokiam gėlių lauke labai smagu ruoštis žiemai. O beje, viržių galima parsinešti vieną kitą kelmelį ir į namus. Juos galima sodinti ten, kur rūgštoka dirva. Tai turbūt dauguma iš mūsų namuose esam pasisodinę rododendrų, šilauogių, rododendrų grožiui, šilauogių skoniui, maistui. Tai vat, ko puikiausia draugija būtų
vieną kitą kelmelį pasisodinus ir turėti savo, matyti, kada jie pradeda žydėti ir puošti mūsų aplinką. Ir vieną kitą šakelę duoti mūsų sveikatos naudai. Viržiai vienoje vietoje gali augti nuo 15 iki 25 metų. Tai turbūt šilauogės tiek laiko nederės, kiek viržis gyvens. Tai va toksai puikus augaliukas. Netgi esu girdėjusi, kad ir hidrolatus daro iš viržių. Lygiai taip pat odos raminimui, odos gaivinimui. Pati nebandžiau, bet sako, kad vyrams po skutimosi hidrolatų pasipurkšti tinka. Ramina odą. Va. Prie visų viržių dar ir viena beveik nenužydėjusi, bet tikrai aš ją priglausiu. Jonažolė. Tobulas augalas, tobulas. Sako, kad tai augalas nuo 99 ligų. Jonažolė šiek tiek reikia žinoti, kada ją gerti, kaip gerti, kiek gerti, bet jeigu saikingai ir pagrinde gal rudenį ir žiemos metu, tai jinai tikrai daro stebuklus. Tikiuosi, esate jau išbandę, o jeigu esate išbandę, parašykit, kokią naudą duoda jonažolė. Turiu pilną pintinę kvapnios, skanios, o svarbiausia ir naudingos arbatos. Šiaip čia mano vaikystės keliukas. Prie šito keliuko ir mėlynės rinkdavau, ir grybus. Ant šito keliuko va čia va viduryje augdavo voveraitės. Bet dabar turbūt labai sausa ir mes jų neberasim. Stebuklas, kad radom lepčiukus, tokius fainučius. Va, mėlynių šiemet nebėra. Jau baigėsi ir šiaip šiemet ne mėlynių metai. Negaliu žiūrėti tiesiai, nes man reikia žiūrėti, gal kokį grybuką rasiu dar. O, ką aš sakiau, va, štai ant takelio voveraitės. Mažutytės, bet bent jau kelias paimsiu, o kitas paliksiu augti.